Sveiki. Tai šiandieną, jeigu mano atmintis manęs neapgauna, yra 8 kelionės diena. Ir paskutinės 4 dienas praleidau Budapešte. Ir per tą laiką supratau vieną dalyką, kad man žiauriai nepatinka filmuoti mieste. Todėl iš visų šitų 4 dienų padariau tokį mažą filmuką, tad žiūrim. Taigi, pradėkime nuo hostelio. Hostelis vis dėlto pasitvirtino ir buvo labai neblogas. Netgi pirmą vakarą šeimininkas pakvietė nuvažiuoti į miestą pasižiūrėti fejerverko. Važiavom su metro, kuris pirmą kartą per 11 metų ėmė ir sulūžo. Todėl buvo proga pasivaikščioti metro tuneliu. Bet į fejerverkus spėjom, fejerverkai buvo labai faini ir kas labai nustebino, tai susirinkusių žmonių kiekis, kurių ten tikriausiai buvo milijonas. Grįžtant atgal atstovėjom tikriausiai ilgiausiai eilėj prie picos mano gyvenime, bet pica buvo tikrai to verta. Tada kitą dieną kažkodėl tai nufilmavau tramvajų, neklauskit kodėl irgi. Tada pasidėjau patogiausioj kėdėj sėdėtoj mano gyvenime. Nuėjau ir nufilmavau labai gražų tiltą, kažkodėl Vengrijos vėliavą ir nuėjau pasižiūrėti, kaip atrodo parlamento rūmai. Tada pavalgiau dešrelių už 12 eurų ir ledus už 7 eurus. Ir viso toj laimiai ir euforijai nufotkinau langą. Neklauskit, kodėl tikrai. Tada nuėjau pasižiūrėti labai gražų pastatą per Brūkšnį parką ir pasivažinėti po Budapeštą, kur pamačiau kažko laukiančias merginas. Įdomu ko. Tada atradau Chinatowną, kuriame suvalgiau labai skanę ir labai aštrią sriubą ir visiškai visas apsitaškiau. Tada grįžau į centrą, pažiūrėjau, kaip žmonės sėdė ant tilto ir nuvažiavau namo. Važiuodamas namo labai nustebau, kad praktiškai visos degalinės sutemus išjungia šviesą. Kaip ir viskas. Bet jeigu rimtai, tai iš tikrųjų Budapeštas labai gražus miestas ir jeigu bus proga, tai tikrai apsilankykite jame.
Labas rytas. Tai šiandieną 9 kelionės diena. Šiandieną mes jau važiuosim iš Budapešto. Varysim link Balatono ežero. Tikslas tiesiog išsibaudyti, pažiūrėti, kaip ten atrodo viskas. Ir tada greičiausiai kažkur tai link Bratislavos pusės važiuosim. Ir dar pakeliui esu matęs tokius apleistus berods rusų barakus, buvusius. Tai pabandysim davažiuoti iki ten ir pažiūrėti, ar išeis užeiti į vidų. O dėl nakvynės tai nieko neplanavau, iš tikrųjų galėsim ar vėliau užsibukyti, ar šiaip kažkur pernakvot pakely. Tai va, tai pradedam. Čia pakeliu į Balatono tą ežerą yra tokie barakai apleisti. Čia jie, kaip suprantu, senai labai pastatyti, man atrodo, 19 amžiaus gale pačiam. Ir čia daugam jie buvo perėję, ir vengrų buvo, ir momentų, ir nacių buvo, ir rusų. Dabar jie apleisti, čia išgriauti visi, tai vat pabandysim užeiti į vidų. Ir čia šiaip aplinkui, man atrodo, poligonas dar šalia kažkur yra, nes girdėjau, kad ir šaudė, ir sproginėjo kažkas. Čia mes dabar užeinam iš galo pastato, nes iš pat priekio jis atrodo įspūdingiau, aš jums parodysiu, kaip atrodo. Bet tenais dar gyvenamieji namai ir žmonių yra biški, tai kažkaip norisi iš kitos pusės užeiti. Įdomiausia, tai ten tas bokštas ir aš manau, kad jį reiks pabandyti užlipti, jeigu įmanoma, aišku. Kažkaip tai. Ką bandom lyst. Kaip tik skylė padaryta patogiai, jūsų patogumui, kaip sakant, užlipti. Man paprašiau tikriausiai per viršų. Nu. Oho. Okay. Aha, tai čia bus pirmas pastatas. Ten toliau bus tas bokštas greičiausiai. Čia dar reiks pasivaikščioti visai. Ir žinot, ką aš jums pasakysiu, kad visai krypi čia vienam vaikščioti pirmą kartą. Čia kažkaip dušai buvo.
Žiūrėkit, kaip atrodo gerai. Čia naktį. Būtų tualetai būna. Nu, čia filmą galima tikrai siaubiaką sukti čionais, ypač šitam miškelį. Aš čia galvau trumpam, užeisiu, šoksiu, bet man atrodo, kad aš čia... kad aš čia ir gamu. Taip, aš jau baigiu ir pasimest. O, šiek batai gal. Ai, tai jau čia pagrindinis įėjimas. Okei. Ten matai, toliau ir namai yra iš karto, tai čia jis nėra, kad kažkur labai giliai pakištas miškuose. Nu ką, lipkim, pažiūrim, kas čia viršui. Bet žinot, kamera prie drąsos dadeda +1-2 taškus. Aš taip tai neliščiau į čia vienas. Lipkime pat viršų. O, čia ir bus viršus. Okay. Taip, čia dabar antras ar ne, čia trečias aukštas. O tai kaip į tą bokštą? Opa, žiūrėkit. Lendam. Aha. Ten žemyn laiptai eina. Ir čia... Kus čia buvo? Nulipam, čia jie dar visai naujai padaryti kažką. Opa! Žiūrėkit, mes ir bokštą atsidūrėm, prie bokšto. Nice. Bandom toliau. O, wow. Lipkime viršų. Bet panoramos čia gan gražius. Taip ir mes už... Oba. Okei. Bus statu. Įdomu, kas čia per vieta buvo, ką čia darydavo.
Įdomu, ar ten neužrakinta, bet ten durų nesimato. Lygtais. Šiaip stipru. Laiko. Šitie tai jau persukti matosi. Štai, bet šiaip tai laiko viskas. Taip. Nu čia jau tokie. Ir žinot ką, panašu, kad mes daugiau niekur čia ir neužlipsim. Mes čia ratu apėjom. O kaip tada papult man dar aukščiau? Pala, aš fotkę tai turiu. Mes čia, kaip suprantu, kažkur esam. Šitą aš niekaip neužlipsiu. Pažiūrėt, kas ten viršuje. Nu, palauk. Žinot ką, aš įtariu, kad čia kažkas net bandė lipti. Ir čia vėl kažkaip į viršų tas bokštas. Nes principė tai su kokia virvė galima. Nu ką, lipkim žemyn tada. Nu kaip palatkė vieta nebloga pasistatyti nakčiai. Pernakvot. Arba netgi čia kur nors. Žiūrėkit, čia tai šis gražu. Nu, va tas bokštas. O.
Žinot, jau biškį susipainiau. Man dabar eit. Pala. Palauk. Jau dabar jau pasimetu. Man kažkur į kairę reikia. Taip, čia aš atėjau. O prasieikim pro vidinį kiemelį. Nu ką, padarysim šorkutą ar... Auč. Ar gausis kaip visada. Taip. Čia kažkoks ėjimas. Naima. Išėjimas. Oi, nu prasivaikščiojom. Alternatyva pasivaikščiojimui parke. Čia dabar už 15 kilometrų bus toks kaip jau karinis miestelis apleistas, kaip suprantu, ten rusų buvo tas miestelis. Pavadysim pažiūrėti, pasivaikščioti kur vis. Liko 2,5 kilo ir čia gaunasi po kairę pusę dabar aerodromus visur ir tokia tiesioji visiška ir nei vieno žmogaus jau. Taip pastovi kamera, bet čia dešiniai tai nieks nieko nerašo, kad užžiūrėti. Nu, tai paklausim. Hello, do you speak English? English. Žinokit, viskas paprasčiau. Tiesiog 5 euriukus susimokėjai ir viskas, važiuok ir vaikščiok. Aišku, čia žmonių yra. Mes čia ir pastatysim iš karto. Nu, ekim gilin. Čia paintballą žaisti super šis. Oho. Nu, čia fantastiška vieta žaisti paintballą.
buvo parašyta ten, kur pasirašai sutartį, kad, nu, tipo atsakingas, kad nešiukšlinsi. Parašyta, kad didelis šunis vaikšto. Kad jie neatsakingi, jau ką. Man čia kaip į žaidimą atrodo senas. Žiūrėkit, ir kameros yra sudėtos nuo saulės baterijų. Stebi mus. O, taikėm. Žiūrėkit. Nu va, grįžom pagaliau, tai nežinau, nu man šita vieta tokia kaip ir nieko, bet negaliu pasakyti, kad kažkas labai wow. Gal čia dėl to, kad po tos vietos, po tų barakų, ten tai buvo įdomiau, tie tokie jautiesi labiau kaip tarsi tu ten nelegaliai esi ir tie koridoriai visi tokie šiurpesni biški, tai ten labiau įspūdį paliko, tiesą sakant. Čia nieko, bet kai jau susimoki pinigus ir žinai, kad aplinkui bus turistai, jau praranda tą tokį įdomumą, sakykime. Tai ką, dabar planas paprastas. Važiuojam link Balatono ir palei jį važiuosim ir pažiūrėsim, ką mes ten sugalvosim. Dabar kiek čia 6 valandos, tai pradėsiu po 2 valandų tempti visai. Tai reiks ieškoti vietos, kur pernakvot. Nu, bet kol kas važiuojam palei Balatoną ir tiek.
eikime pažiūrėti. O, koks vaizdas. O, žiūrėk, čia gal dar ir įsimotis galima? Šoks. Ai. Ai, va, žmogus modis. Nu, realiai atrodo kaip jūra. Žinot ką, manau, iššokam išsimaudyt ir važiuojam link Bratislavos kažkur. Davažiuoti tai nedavažiuosiu, bet kažkur tai autostradoje pernakvosiu. Nes čia susirasti nakvynę dabar minimum, ką dabar pažiūrėjau, tai minimum 100 eurų kainuos, tai tiek to gal. Apsigalvojau. Pamačiau, kiek ten vyras prieš tai, kiek jam reikėjo eiti, kad iki Bambos daeiti, tai ten vos matosi įsiaurėt. Neįsiu. O kitas dalykas, pažiūrėkit, aš nematau čia, ar čia uodai, nežinau, ar matosi jums, ar čia uodai, ar šiaip mūsės čia milijonas jų visiškai. Aš išėjau lauką, aš galvojau, kad dronas kažkur skraido, o čia nuo jų toks garsas, ta prasme, aš to išeisiu lauką. Paklausykit. Nežinau, ar girdisi jums, bet čia jų tiesiog... Bet nekanda, kol kas. Bet tiek to varom toliau. Blemba, bet jūs čia net neįsivaizduojat, kiek šitų vabzdžių yra, čia yra kosmosas kažkoks, ta prasme, aš gyvenime tiek esu nematęs, kad vienoje vietoje būtų. Ir jie ant tiek, jie maži, ant kameros nesimato, bet, žiauriai. Tai prasme, wow, tiesiog. Tik tai nepuola, iš karto nekanda, tai bent jau tiek gerai. Tai va, tai žiūrėk, dabar davažiuokim iki šito Iškušulio galo, pasižiūrim, kaip čia atrodo. Ir apsisukam tada ir Bratislavą važiuojam. Iš tiesų būna tokių momentų, kai nesinori tiesiog neįstoti niekur, nori save važiuoti ir važiuoti. Dar ir podcastą įdomu klausau, tai iš tikrųjų galėčiau važiuoti iki Lietuvos atgal. Žinot, ką apsisukau, nes ten toliau jau nieko įdomaus nebus. Tai vienu žodžiu, šita vieta yra tolimiausias kelionės taškas. Ir iš viso pravažiuota 1754 km nuo Vilniaus. Ir dabar jau visą laiką mes